humoristas.lt. Požiūrį į gyvenimą keičiantys pokalbiai. Sveiki visi podcastas.lt klausytojai, su jumis Justas ir pas mus šiandieną svečiuose Jaroslav Michalkevič, humoristas. Sveikas Jaroslavai. Sveiki visi. Jaroslavai, aš tave pristačiau kaip humoristą, bet žinau, kad tu turi daug daugiau visokių veiklų, tai tu ir pasipasakok mūsų klausytojams. Šiuo metu aš nežinau, labai sunku vadinti save humoristu, nes realiai kiekvienas pradedantysis komikas save dažnai vadina humoristu ir tai yra klaida. Nes kada tu pavadini save humoristu, tai visi žmonės visai kitaip tave žiūri. Nes humoristas Lietuvoje yra tas žmogus, kuris jau kažką yra pasiekęs savo srity, yra populiarus. Šiuo metu aš turiu projektą prie kopėčių, taip pat subūriau komandą juokaujančių nuo scenos stand-up komandą Komediena, su jais pasirodymus darom. Ir ateityje dar turiu kelius projektus, apie kuriuos dar galbūt papasakas šiek tiek, galbūt tai liks paslapty. Ok, tai gal pradėkim tada. Kaip supratai, kad tu nori, nežinau, gal čia blogas įsireiškimas, bet laidyti juokelius, būti ant scenos ir kad iš tavęs žmonės juoktųsi? Nežinau, aš kažkaip nuo pat vaikystės buvau tas žmogus, kur būdavo klasės klounas. Jeigu matau, kad žmogus kitas yra kažkaip tais liūdnas, nusivylęs kažkuom, tai aš prieidavau kažkaip tais, bandydavau jį prajuokinti. Darželį turėjau tokį balsą labai keistą, kaip furbis žaislų buvo. Ir aš mokėjau pakartoti tą balsą ir visi labai, nežinau, kad labai įsijuokęs iš jo. Ir kažkaip tas man buvo labai smagu, kada žmonės juokėsi, kada sako, blemba Jarai, va čia tai žiauriai geras, maladėts. Man patiko tas dalykas, taip pat patiko man tas laisvumas, kurį duoda humoras ir kad tu gali save pilnai realizuoti. Tai kažkaip tai taip ir išėjo, kad sujungiau viską į vieną vietą ir esu labai labai laimingas, kad kol kas esu ten, kur esu. O turi kažkokios specializacijas, tarkim, kaip vieni ten mėgsta parodijuoti kažką, vieni juokiasi tik tais, tarkim, iš Panevėžio, žinai, o kokie tavo mėgstamiausi, nežinau, bajeriai ar juokai? Man labai patinka absurdo humoras, tai yra kažkas fantastiško ir antihumoras, kur atrodo visiškai nejuokinga, bet yra ant tiek medinis, kad pramuša galų gale. Pavyzdžiui, prie kopėčių jisai daugiau yra toksai awkward humoras, tas yra šiek tiek nejaukus humoras su absurdo mišiniu. Man labai patiko Olego Šurajevo akcentas, kur buvo visiškas absurdas. Aš nežinau, man šiaip yra, kas yra juokinga, tas yra juokinga, nors labai sunku specializuoti tą humorą, nes yra skirtinga publika, kuris skirtingai supranta tuos juokus. Bet man, kaip ir minėjau, tai absurdas turbūt yra labiausiai priimtinas ir parodijos. Tai ar yra kokių komikų, humoristų, į kuriuos tu lygiuojasi? Pakalbėkime apie Lietuvos komikus ir paskui gal galėsi vardinti keletą užsienio. Aš tas esu retas atvejis, aš realiai užsieniečių stand-uperių arba humoristų visiškai beveik nesidomiu. Iš lietuvių tai man didžiausia simpatija turiu Justinui Jankevičiui ir turbūt Mantui Katleriui. Taip pat man patinka labai Manto Bartuševičiaus humoras, o iš užsieniečių tai turbūt Zakas Galifianakis. Daugiau aš kažkaip nelabai specializuojuosi tais kitais komikais. Ok, Jarai, pasakoji apie savo, užsiminiai, tai yra apie savo projektą Kopėčios, tai gal galėtum klausytams truputį papasakoti apie projektą, kas tam per projektas, ką jūs ten darot ir paskui mes įmėsim nuorodą į epizodo užrašus, kad žmonės galėtų nueiti ir pasižiūrėti. Ok, trumpai papasakosiu prieš istoriją, tai buvo 12 klasėje abiturientai, visi abiturientai turėjo eiti į Litexpo karjeros dienas, kad atras savo gyvenimo kelią ir kažkaip tai save realizuoti. Žodžiu, mes atėjom visą abiturientų gaują ir po 10 minučių nusprendė abiturientai mūsų išeit parūkyti. Jie išėjo taip ir negrįžo ir likom tik tais aš ir mano draugas. Mes ėjom į verslo paskaitą ir ieškodami auditorijos kažkaip tais netyčia priėjom Lietuvos ryto stendą. Ir tame stende buvo Daiva Žvinytė. Jinai mano draugui labai buvo graži ir jis norėjo pamatyti, ar jinai tikrai pati gyvai yra. Žodžiu, mes priėjom ir tada aš pamačiau, kad ten dar ir Timūras yra. Timūras tuo metu buvo visiškam zenite, jis kaip tik buvo po pasivažinėjimų su Vidmantu, jis buvo labai populiarus ir žinomas. Ir kažkaip netgi keista buvo, kad ten tik sėdėjo keli žmonės klausinėje ir kažkaip aš prisėdau. Mes pradėjom kalbėtis ir kažkaip apsikeitėm kontaktais, bet aš maniau, kad čia bus vienas iš tų atvejų, kur tu klube duodi merginai savo numerį ir sakai, paskambink man. Ne, tai tikrai neskambins. Ir aš jau taip buvau taip nusteikęs, kad, gerai, čia svarbiausia pakalbėjau. Ir kažkaip man pačiam buvo keista, kad po poros gavau elektroninį laišką iš Timūro. Mes susitikom papietauti. Pagrindinė buvo idėja, kad mes kursim serialą.
aš turėjau kelias idėjas ir tokį labai menką scenarijų, mes susitikom, biškai išplėtėm tą scenarijų. Išėjo taip, kad tas scenarijus sustojo, mes nieko nefilmavom. Ir aš jau gan taip naglai jau pradėjau sakyti Timūrui, nu davai kažką darom. Nes tuo metu Timūras buvo man tas žmogus, kurio dėka aš galiu kažką pasiekti, nes aš dar neturėjau visiškai jokių ryšių. Ir jis sako, gerai, sako, kur tu save įsivaizduoji, kokiam projekte? Jis sako, parašyk man bent jau kelias projektus. Nu, aš parašiau kelias projektus, tarp jų buvo Zeko Galifenakai, bet Vinti Ferns. Ir jis sako, blemba, man čia būtų smagu pamatyti, kaip tu atrodai tam Zeko vietoj, kaip vedėja. Mes sufilmavom tada demo versiją, pilotinę versiją su Timūru. Kas juokingiausia, kad ten buvo tik 2 klausimai paruošti, visa kita buvo visiška improvizacija. Ir mes paruošėm, pažiūrėjom, visai smagu, juokinga, žmonės irgi žiūrėjo. Ir kažkaip nusprendžiau, blemba, davai važiuojam. Vis tiek, nothing to lose. Ir mes kažkaip pradėjom. Bet realiai bendradarbiavimas Timūru tom ir baigėsi ties tą pilotinę seriją, nes paskui visa našta krito ant mano pečių. Man reikėjo pačiam surasti patalpas, operatorių, žmonės pasikviesti. Ir tas turbūt ir buvo sunkiausias ir turbūt buvo didžiausias iššūkis, kaip man pradedančiam žmogui. Kas per projektas, tai Between Two Ferns formatas yra paimtas, bet realiai tuom panašumai ir baigėsi su Between Two Ferns. Nes visi juokeliai yra originalūs, mano rašyti apie kelių mano scenaristų, kurie karts nuo karto padeda man. Principas yra toks, kad tu pasikvieti žmogų, kaip ir interviu, bet tu užduodi nejokius klausimus ir įmeti tą pašnekovą į vandenį. Ir žiūri, ar sugebės išplaukti iš tos jūros ar paskęs joje. Tai turbūt tas ir yra juokingiausia, kai tu pasikvieti žmogų, kuris visiškai nieko nežino, kokie bus klausimai, kaip reikės atsakyti. Ir šiek tiek tu pašnekovas tai jam nebūdinga rolė, nes dažniausiai būna pašnekovai to interviu herojai yra pagrindiniai žmonės, bet jiem tai turbūt buvo didžiausias toks šokas. Tai tom turbūt ir yra unikalus tas projektas, bent jau man tai tikrai patinka daryti. Jo, aš prisidėsiu, kad tikrai geras projektas ir man asmeniškai tokių projektų Lietuvoje trūksta, nes tikrai nėra per daugiausiai kažkokių rimtų projektų ar labai juokingų personažų, iš ko būtų galima Lietuvoje pasijuokti, nebent iš Birutės Vėsaitės. Faktas. Grįžkime prie projekto pasiruošimo. Man ir klausytams, manau, bus įdomu išgirsti, kiek reikėjo laiko, kad tu surastum visą komandą, kuri tau padėtų, susirastum patalpas ir kiek investicijų tai iš tavęs pareikalavo, nes, savaime suprantame, kad niekas nieko šiais laikais už dyką nedaro. Labai geras klausimas. Pirmas pašnekovas, kurį aš pakviečiau į laidą, buvo Mantas Tonkus. Ir tuo metu aš kažkaip išsilaikiau kontaktą iš Timūro operatoriaus Roko Šideikio. Mes kažkaip sutarėm, kad važiuok, jeigu aš filmuosiu, tu man padėsi. Tai jo, ir jis kažkaip sufilmavomės tą pirmą seriją. Ir čia buvo, man atrodo, mėnuo po pilotinės serijos. Ir kažkaip man labai tada sunkiai sekėsi kažko tais ieškoti. Aš bandžiau kviesti žmonės. Patalpas bandžiau ieškoti, operatorius montuotis. Žodžiu, visiškai nieko nebuvo. Aš buvau visiškai tik tai žmogus su idėja, o realizuoti jos man niekaip nesigaudavo. Galų gale aš kažkaip viską mečiau, nes buvo labai didelė duobė, galbūt ir psichologiškai, nes tada aš niekur nestojau specialiai, pasiėmiau gap yearą. Ir mes lapkričio mėnesį 2014 metų su draugu ir pažįstam greičiau išvykom į Škotiją. Pabuvom ten pusę metų, dirbom, buvo labai sunku psichologiškai ir dabar šiek tiek nukrypstant nuo temos, siūlyčiau kiekvienam jaunam žmogui išbandyti save kažkur tais kitur, kitoj šaly, kur tu esi visiškai vienas, toli nuo artimųjų, pamatyti, kaip ten žmonės gyvena, kaip jie suvokia tą gyvenimą būti. Labai, labai gera praktika ir patirtis. Tai kadangi aš buvau labai toli nuo artimųjų ir draugų, man kažkaip reikėdavo užkimštą laisvą laiką. Aš tiesiog pasimdavau kažkokį tai slapą, rašydavau kažkokius padrikas idėjas, kažkokius tai juokelius. Žodžiu, grįžau tada į Lietuvą ir labai jau taip buvau susikaupęs ties tuo dalyku. Pradėjau ieškotis visokiausių galimybių. Per Facebooką susiradau vieną operatorių, Aidą Vyžinį. Kažkaip mes su juo sutikom, pakalbėjom, sako, galim kažką čia pamastyti, pafilmuoti karts nuo karto. Tada kažkaip tais mama mano ten yra šiek tiek atsakinga už tam tikras patalpas, nei ofise dirba. Ir buvo toks laisvas periodas, man atrodo, keliom savaitėm buvo labai tuščias patalpas. Tai man kažkaip viskas labai, labai fainas susidėliojo. Aš pasikviečiau tada tą operatorių, pažiūrėjomės patalpas tinka. Pradėjau kalbinti žmonės. Kai kurie žmonės sakė, nes tai yra viskas suprantama, kada toks žmogus nežinai, kas vyksta, žinai, kas bus, galbūt tave šiek tiek išjuoks arba kažkaip tai nebūdingai savo vietų jie atsisako, bet kas pasirašė, tiem aš esu dar kartą dėkingas. Ir mes tada, kai aš grįžau po Škotijos, kažkaip 2 savaitės buvo labai busy, nes mes iš karts nuo karto 5 intervus susukom per 2 savaitės.
paskui vėl buvo duobė, nes kame esmė, kaip ir minėjai jūs, tai už haliavą vadiname, nemokamai labai mažai kas nori dirbti. Ir mes su Aidu atsiskaitydavom realiai kokį nors geresnių brendžių butelių, šokoladų, nes aš visiškai buvau basas, neturėjau jokių inkomų. Ir kažkaip paskui sako, sorry, žinok, pas man čia yra pasiūlymas, aš čia išeisiu. Sakau, jo, viskas normaliai. Paskui aš kitą buvau suradęs operatorių. Jisai buvo vienoje serijoje, paskui dar kitą operatorių, dar kitai serijai. Tai mano ta komanda yra labai kintanti ir kažkaip dabar šiek tiek viskas sėsliškiau pasidarė, kad tie, kurie buvo nuo daleiskim, vidurio sezono, jie liko iki pat galo. Aš kažkaip stengdavausi visą laiką daryti nemokamai. Aš sakydavau, kad jeigu bus kažkokios pajamos ir kažkas, tarkim, nupirks tą projektą, mes tikrai atsiskaitysim, aš tikrai nepaliksiu jūsų ant ledo, bet turbūt tokie pažadai galbūt buvo netgi šiek tiek avantūriški komandos atžvilgių, nes galbūt nelabai tikėjosi, kad kažkas tai čia išeis. Bet nežinau, aš kažkaip sakau, visą laiką stengdavausi daryti nemokamai viską, kalbėtis, kad nemokamai būtų ir kažkaip kalbindavau, kad, žiūrėk, čia ir tau bus reklama, čia tau viskas, visos galimybės yra atviras ir tiesiog darom. Ir kažkaip daug laiko aš labai pateriojau ieškodamas tos komandos, bet ką atradau, tai esu labai laimingas. Nes ten buvo tokie žmonės, kurie sutiko dirbti iš idėjas ir jie atiduodavo vos ne visą save, kad tiesiog būtų geras dalykas. Jaroslavai, tai jeigu bus žmonių tarp mūsų klausančiųjų, tokie, kurie norės, kurie turi sugebėjimą montuoti, filmuoti dar kažką, tai jie gali tau parašyti, tai jeigu tau reikės pagalbos, tu tikrai jos galėsi priimti. Žinoma, aš esu labai atviras tokiam dalykam, kaip mes su draugais juokaujam. Anksčiau aš ieškau kažkur, kad man suteiktų šansą, dabar aš suteikinėjau šansą, kas yra, čia yra ironija, aišku, nes aš esu visą laiką už, jeigu kažkoks žmogus turi kažkokią idėją, arba negali jos realizuoti vienas, arba jisai kažkaip nori prisidėti, kažko pradėti, aš esu visą laiką už. Ir man jau ne vienas žmogus yra parašęs, kad žiūrėk, davai kažką pafilmuojam, davai aš moku čia montuoti, aš čia galiu rašyti scenarius. Aš sakau, okei, pabandyk, padarom kažką tais. Ir kažkaip tais iš tų žmonių, kurie man parašė, su vienu kolega Karoliu mes labai daug buvom padarę įvairiausių projektų, buvo komediantai, vienas iš jų, kur mes filmavom skečus. Ir kažkaip tai labai naudinga abipusiškai yra, kada žmogus tau parašo, nes plečiasi akiratis, plečiasi idėjos. Ką aš supratau vienas dirbdamas, kad pats savo negali būti kritiku. Nes atrodo, kad tu parašai tą idėją kažkokiais arba bairį, skaitai, iš pradžių juokinga, paskui nejuokinga, paskui vėl juokinga, o kada yra du žmonės, tai tu bent jau gali paklausti, pažiūrėk, kas čia blogai, jisai pasižiūri, galbūt kažkokių patarimų duoda, arba kažkaip padiskutuoja bent jau. Tai jo, aš esu labai atviras, jeigu yra kažkokių idėjų, pasiūlymų, tai visą laiką lauksiu žinutės. Čia toks klausimas man kilo dabar, kaip tu sugalvoji pavadinti tai prie kopėčių, iš kelių daiktų rinkaisi? Aš nežinau, mes kažkaip ieškojame absurdiško pavadinimo ir mes kaip filmavom pilotinę versiją, mano galvoj buvo kažkaip tais pusantro kaktuso. Aš kažkaip bandžiau turbūt referenciją daryti į Between Two Ferns, bet tada kažkaip Timūras sako, žiūrėk, kopėčios yra. Žiūrėk, davai darom prie kopėčių akis į akį. Davai darom. Ir kažkaip tas iš to akis į akį dingo ir likas prie kopėčių. Ir aš nežinau, aš ieškau tokio pavadinimo, kad būtų tiesiog įvedus, kaip pavyzdžiui, podcastas, įvedė podcastas, iškart podcastas LT. Įvedė prie kopėčių, iškart, šitie, davai, kad būtų toks originalus pavadinimas, nieko neužimtas. Ir kažkaip taip ir liko, ir man kažkaip tai yra faina. Nors draugai labai dažnai juokaudo iš manęs, kad kažkur pamato kažkas kopėčias, iš karto pirštais rodo, kad ir ten kažkokį tais medinį bairį pasako ir visi žvengia. Jaroslavai, tai kaip atrodo humoristo diena? Nežinau, priklausomai nuo universiteto dienų ir kai laisvos dienos yra. Kai laisvos dienos yra, aš keliuosi 11, kai universiteto 9, pasivartau lovą, išgeriu kavos. Jeigu laisva diena, tai šaliai visą dieną beveik namie būnu ir vakare kažkur išlendu. Tai man dabar yra laisvos dienos, aš atsikeliu, išgeriu kavos, iškart patikrinu visas sporto naujienas. Aš nežinau, aš kažkaip nesu linkęs skaityti įvairiausių 15 min arba kitų dienraščių, nes man tai yra kažkaip, aš nežinau, ką man reikia, sužinau Facebook'e kokias naujienas ir paskui Pauliaus Gritėno straipsnis, fantastiškas vyras, tikrai puikiai rašantis. Tai aš laikau, jo straipsnius paskaitau ir labai minimaliai patikrinu kažkas kitas naujienas. Po to žaidžiu Counter-Strike'ą, karts nuo karto, kasdien šiaip žaidžiu Counter-Strike'ą. Ir kažkaip aš gal kokį pusę dienos praleidžiu prie kompiuterio.
ar tai būtų žaidimai, ar tai būtų kažkokia tai rašliava, nes man, aš nežinau, dabar labai madinga sakyti, kad, va, aš esu menininkas, aš galiu ten kažkaip tai savo dieną planuoti. Nu taip nėra, tu arba kažkokias, arba yra tas įkvėpimas, tu paimi ir taip, tą kompą nuo pat ryto, ar tas pilnas kupinas idėjų, rašai. O pavyzdžiui, neseniai mačiau filmą Revenant, man atrodo, su DiCaprio ir Hardžiu. Ir ten yra žiauriai rimtas filmas, kaip ten žmogus išgyveno, kaip jo sūnų nužudė ir viską. Aš žiūriu ir man mintys yra bairiai kyla. Kad aš tiesiog pasiėmiau blanknotą ir rašiausi bairius, nors filmas yra visiškai rimtas. Ten niekur nerasi jokių periperijų. Tai va, nežinau, mano diena niekom neišsiskiria iš kitų žmonių, manau, jaunų. Ok, tada pakalbėkime apie idėjas. Kaip gimsta idėjos juokams? Stand-up juokams ar projektams kažkokiam tais? Iš pradžių tada stand-upams, paskui projektams. Su stand-up yra toks reikalas, kad tu turi pastoviai dirbti ties tuom. Tai aš turiu vieną pažįstamą, jisai savo programą stand-up rašo per 4 valandų. Nu tai nėra įmanoma, tas metu tu gali pasirašyti šiaip kažkokius tais pusiau juokingas satyras, kažkokias tais per tą laiką, bet tu per 4 valandų negali pasirašyti programos. Šiaip labai sunkus dalykas yra kaip gimdymas, man primena gimdymą stand-up rašymas, nes tu turi išsirinkti tam tikrą temą, turi pažiūrėti į tą temą visiškai skirtingų rakursų, kad atrastum kažkokių tais nepaliestų temų ir galėtum iš to pajokauti. Tai mano, kai aš rašiau savo programą, aš gal kokį 1,5 mėnesio rašiausi. Kas skaičiausia, kad tu 1,5 mėnesio laiko sugaišti, kad galėtum pajakauti na sceną 7 minutės. Tai čia yra turbūt didelis laiko reikalaujantis dalykas. Bet būna kartais, kad paskaitai kažkokią naujieną arba, kaip sakau, pažiūrėjai kažkokį filmą ir būna mintis savaime, tu kyla į galvą, kad va, žiūrėk, jeigu, tarkim, čia yra tas rimtas filmas, o tu pabandyk pažiūrėti iš jo visai kitų bairių ir kito rakursų. Nes, pavyzdžiui, neseniai žiūrėjau Larso von Trierio filmą Nymfomanė. Tai trumpai siužetas yra, reiškiasi, ten yra 30-metė moteris, kuri su visais mylisi filmo metu, paskui ją prievartauja, galų galiai gauna iš metalinio strybo per galvą ir filmo kulminacija yra, kada jai yra apšlapinama galva. Nu, aš realiai nelabai suvokiu, kur čia yra menas, man tai čia mano išleistuvės primena. Nu ir tu turi, tokie bairiai gimsta visiškai netikėtai ir aš nežinau, man kažkaip tas kaip įkvėpimas pagauna, taip ir rašai. Ok, palaukit, Hebra, duokit man atsigauti. Ne, šitas tai tikrai geras iš tikrųjų. Buvo gaila, kad aš negalėjau nuvykti į tavo stand-upą ir galėtume dabar galėčiau daugiau pasakyti, kaip aš vertinu tavo humorą, bet vis tiek ant galo dar čia gal kokį dėsi, bairiuką. Anekdotą. Jo, o kaip kyla idėjos tavo projektams? Aš kažkaip nežinau, kopiečiam, kai yra, kad aš pasikviečiu žmogų prie kopiečių, aš nustengiuosi visą informacijos srautą apie jį gauti. Tai yra Facebook sienos scrollinimas, kas užima turbūt kelias valandas, kol tu scrollini Facebooką ir randi, prie ko galima būtų prikipti iš humoro pusės. Paskui, žinoma, googlinti tą žmogų kažkiek tais, ką jisai yra pasakęs žiniasklaidai, kokius projektus jisai yra vedęs. Ir kažkaip iš to bandai surišti tos mazgus. O idėjas kyla kartais, nežinau net, kažkaip mes, kai filmavom su komediantais skečus, buvo taip, kad Lietuvoje nėra skečų, tokios kultūros skečų, nes skečas yra trumpa juokinga istorija, kur būna netikėtos pabaigos, netikėti plot twistai ir mes pasiėmėm tai ir kažkaip tos idėjos savaime kildavo, kad žiūrėk, o davai padarom kokį nors nevykėlį magą, nes viskas vyksta realiai, kada komanda dirba brainstormo metu, kai sėdi ten žmonės ir jie savo kažkas tais visiškai savęs nevaržo ir sako tam tikras idėjas, kad o, žiūrėk, čia yra maga, o žiūrėk, davai kokį nors girtą ten kūno kultūros mokytę parodijuojam ar dar kažką. Ir kažkaip tais, jo, davai, užsirašom ir paskui kiekvienas tavo atminti, kokias turi mintis apie tam tikrą dalyką, kad tarkim tas girtas kūno kultūros mokytis ir tu rašaisi, kad jam ten kamuolį galvo meta, kažką tais dar toliau. Turi tas gairės ir pagal tas gairės tu išplėtoji tą scenarijų. Kas, tarkim, liečiant patį projektą, kaip sugalvot projektą, tai aš nežinau, tai iš tikrųjų priklauso nuo žmogaus. Jeigu jam patinka kažkoks tai nejaukus humoras, tai jis gali, pavyzdžiui, kaip Olegas darė, paimti mikrofoną į rankas, atėti prie žmonių ir tiesiog kažkokius nejaukius arba absurdiškus klausimus duoti. Jeigu tau patinka kažkoks tais anekdotai, tai tu gali tiesiog atsistot prie sienos ir pasakot anekdotus kaip pišius. Jeigu tau patinka ten kažkas nejaukus humoras, tu vėlgi gali iš kažko tais paskviesti žmogų ir kažkaip tais nejaukiai jo klausinėti.
iš tikrųjų labai priklauso nuo tavo interesų ir nuo tavo humoro supratimo. Tai tiesiog, kopčias buvo taip, kad aš norėjau kažko tas absurdiško ir nejaukaus, aš kažkaip pasiėmiau tą koncepciją Between Two Ferns ir kažkaip rašydavau tas idėjas ir viskas susumavau. Tai jeigu kažkas iš klausytojų nori pridėti savo dalyką, tai nėra tokio dalyko, kaip, aš gimiau, kažką tai reik daryti. Gal čia kažkokį tai serialiuką. Ir kažkaip tai jau ten minimaliai turi žinių apie tą serialų rašymą arba scenarijaus beveik neturi ir pradeda filmuoti. Tai geriau tada, hebra, pabūkit mėnesį, pasirašykit plačiau kažką tai, kas jums yra juokinga, kas aktualu, kas galbūt žmogui kitam bus juokinga ir tada filmuokit. Kiek laiko užsiemi šiuo amatu, jeigu galima taip įsireikšti? Tai turbūt profesionaliai, aš nežinau, rimtai galbūt užsiimu nuo prie Kopėčios projekto starto, tai turbūt nuo 2015 metų. Profesionaliai, o šiaip kažkaip domėjausi, kažkokius padrikos bairės rašiausi, tai turbūt jau kokie 2 metai, kai taip kažką tai, kaip sakant, man labai patinka, pavyzdžiui, neseniai daviau intervą šitamgi VU atstovybininkams ir man patiko labai rašo, tai nedarėtų interviu, sakau, aš nesijaučiu kažką tai daug pasiekęs, kad galėčiau duoti ir sako, tai ten kažką tai prie humoro, kažką tai, tai tas labai keistas dalykas. Tai aš irgi tai pasikeičiu čia, paprikolinti ir kažką tai prie humoro, kažką. Jaroslavai, gal galėtum papasakoti, kaip atrodo visas tas dalykas, kai lipi ant scenos per pirmą pasirodymą, kai žmonės tavęs klausos, nes Lietuvoje aš manau, kad labai daug vaikinų jaučiasi labai juokingi ir jie galvoja, kad čia naisiu, papasakos bajeriukus tam, kur draugelį girtam pasako ir visi pažvengsim. Tai gal galėtum papasakoti visą tą jausmą ir visą tą tokią virtuvę pirmojo stand-upo metu. Trumpai norėčiau pasakyti, kad stand-upas Lietuvoje kaip ir girtas patėvis tik deda savo pirmus žingsnius. O kas liečia stand-upą, tai yra labai sunkus dalykas, nes tu turi tikrai būti juokingas nuo A iki Z, jeigu tu nori kažką tais projektinti žmonės, neturi būti gilių duobių. Pavyzdžiui, kai buvau Škotijoje, aš buvau pasirašęs programą ir aš jau žinau, kad aš grįšiu pavasarį į Lietuvą ir pavasarį bus 2 open mic'ai. Galvoju, pasirašiau programą, aš turbūt ją rašiausi, nežinau, porą savaičių. Ir aš skaitau ją, nes ir man antiek juokinga, aš galvoju, grįšiu į Lietuvą, vis čia degs salė nuo mano juoko. Ir aš jau įsivaizdavau, kad aš važiuoju ir humoro klubą, ten kažką tais, buvau su belia kokiais rožiniais sakiniais ir kas buvo juokingiausia, kad aš ateinu ant scenos, žiauriai jaudinusi su pirma, kojos drebėjo, rankos drebėjo, balsas ten iš jūs nesavas. Ateinu ant scenos, sakau, tos bairis atrodo, kur jau tikrai juokinga ir tik 10 žmonių juokėsi, kiti tokie mediniais veidais. Ir tu tada visiškai pameti tą kontrolę. Ir pasimeti pats, nežinau, jeigu, man dar labai stringa, kur būna open mic'as vakarais, kad ateina žmogus ant scenos, sako, žiūrėk, šiaip, nesu labai juokingas, čia tuo greit papasakosiu ir nulipsiu. Tai seniuk, tu iš vis tada nelipk, jeigu tu tiesiog nesi pasiruošęs arba nežiūri tai labai rimtai, nes tu galbūt kažkieno kitą vietą užimi, kas norėjo pasirodyti. Svarbiausia iš tikrųjų yra pasitikėti savim ir žinot, ko salėje reikia, ko tai miniai reikia žmonių, nes pavyzdžiui, skirtingi barai renka savotiškai skirtingas publikas. Turi sugalvot, kad realiai, jeigu tu nori pritraukti dėmesį stand-upą, tu turi kažkur minutę, pusminutės, kad pritraukti dėmesį, turi kažkokį gerą bairį pasakyti, kad žmonės skaitų, čia jau kažkas įdomiau, jie tada ranką ant žando padeda ir klausosi įdėmiai, ką jis čia man pasakys. Ir, tiesiog turi rimčiau dirbti su to stand-upu, nes dabar, kaip ir minėjau, Lietuvoje dar tik deda pirmus žingsnius, aišku, labai yra smagu, kad yra daromi open mic vakarai, kur žmonės ateina išsibandyti, galbūt jie turi kažkokį potencialą, bet jie neturi kur to daryti. Tai ateina išsibandyti tam tikrų dalykų, tam tikrų bairių. Ir, nežinau, stand-upas yra labai sunkus dalykas. Ir svarbiausia yra, kad neplagijuot kitų, nes Lietuva yra tikrai gan maža šalis ir jeigu tu kažką plagijuoji, iškart tave atkas ir tave sudegins gyvą. Tai yra labai, labai nemalonus dalykas turbūt, nes reputacija automatiškai krenta tokių dalykų. Kiek tu pats turėjai stand-upų ir ar planuose čia artimuose yra idėjų nuvaryti kažkur pas stand-upinti? Aš turėjau 3 stand-upus, 2 buvo open mic'e, tai pas Olego open mic'e ir Tamstoj humoro klubo open mic'e. 10 balai sistemų turbūt 5-6 būtų iš studijų open mic'ų, bet 3 open mic'as, kuris buvo 14 sausio Liverpool bare, tai mes ten jau rengiam kaip savo komandos open mic'ą.
o tai yra stand-up pasirodymai jau. Tai skaičiu, kad ten buvo labai, tikrai vykęs, nes ten buvo pirmas blynas visų komandos narių. Baras buvo susakymšas, jeigu kažkas klausė, tai ačiū labai, kad atėjot paklausyti. Buvo gaila žmonių, kurių neįleido, nes jau nebuvo vietų, arba buvo tiesiog per daug girti. Ir šiaip buvo smagu, labai patiko man asmeniškai tokie dalykai. Dabar mes organizuosim vasario 24, jeigu neklysiu, ar 25 dieną Open Mic'ą Liverpool bare irgi savo komandos. Tai jeigu jaučiatės, kad galit kažką pajuokauti ir turit savį potencialą, bet nėra kur jo realizuoti, tai tikrai laukiam pasirodant. O kitų planų tai yra dar tokias nuotrupas daryti pasirodymą Kaune ir Klaipėdoj. Šiuo metu kalbuosi su keliais barais, nes aš kaip ir menedžeris tos visos komandos. Tai va, jeigu pavyks, tai tenais padarysim pasirodymų ir kovo turbūt darysim irgi solo pasirodymą Liverpool'e. Aišku, tai baigiant mūsų epizodą, gal galėtum papasakoti, nuo ko reikėtų pradėti žmogui, jeigu jis galvoja, kad jis klasėje buvo juokingas ir jis dabar galvoja, kad galėtų juokinti kaip geriausi Lietuvos humoristai, tai kokių patarimų tu galėtum jiems duoti? Visų pirma, patarčiau iš savo patirties nusimti rožinius sakinius, nes tikrai nėra viskas taip lengva, kaip atrodo. Aš žinau, kad humoras yra labai toksai lengvas dalykas ir tipo, kas yra sunku, jeigu draugai juokisi, tai ir visi juoksis. Bet kita vertus atsiminti reikia, kad humoras yra labai kintantis dalykas. Kad prieš 10 metų žmonės tiesiog juokėsi ir buvo anšlagai į anekdotų vakarus, šiai dienai tai yra ir su ironija ir sarkazmu pašiepamas dalykas. Ir aš net nenustepčiau, jeigu po 10 metų juoksis iš dabartinio humoro. Tai reikia atsiminti, kad humoras yra kintantis ir turi būti labai universalus, kad galėtum juokauti. Kas liečiant rožinius sakinius, aš atsimenu, kai tik grįžau į Lietuvą, aš buvau labai didelis savim pasitikintis žmogus. Ir, reiškia, buvo toks dalykas, kad Legal Gunsai ieškojo savo scenaristo. Ir vienas humoristas buvo tai pasipaustinęs savo ant Facebook'o ir buvo savotiška atranka ir sakau, reikia pabandyti. Reiškia, buvo viena namų darbų užduotis ir kitas buvo, kad tu ateini tiesiog į patalpą ir rašai kažką tais. Aš atėjau, pasitikinti savim, aš visai neblogai pavariau. Ir kitą dieną aš rašau tam komikui, sakau, jis gan žymus, nenoriu vardinti jo. Sakau, kaip man sekėsi. Jis sako, seniuk, šūdas. Sako, tu geriau, gal nebandyk su humoru kažkas siet, gal kažkur kitur. Ir po tų žodžių man buvo belia kaip toksai suėmimas už vienos vietos. Nes, atrodo, tavo tikslas yra būti humoro pasaulyje, kažką tai skurt, kažką tai juokinti. Ir tai po tokių žodžių, kurių kažkokio komiko žodžių, tokių, norisi viską mesti, tipo, jeigu pasakė taip, tai jau viskas. Tai buvau kelias savaitės tokiuose apmąstymuose, paskui grįžau kažkaip į ritmą ir toliau viską darau, nes, iš tikrųjų visiems geras nebus. O patarimas tai tiesiog, nenukabint nosies, nusimti rožinius sakinius, nes jeigu jūs labai norite, jūs tikrai rasit kažkokiais galimybių tam tikram dalykui kurti. Jeigu norit laidos, tai tikrai rasit kažkokį, galbūt pagal kažkokį pavyzdį tai darysit. Jeigu kursit komandą, irgi surasit bendraminčių tikrai. Tik nereikia labai skubinti įvykių, nes, pavyzdžiui, kopėčius man užtruko padaryti 2 metus. Aišku, ten buvo visokių niuansų, bet tiesą sakant, tai man 2 metai, yra 2 metų darbas, nes pačia idėja jau galbūt 2,5 metų. Tai tikrai niekos nebus taip per kelias akimirkas ir tikrai niekas neatnešim kaip restorane, tiesiog jau maistą ir jums tiesiog reikės sukramtyti, jums reikės pradėti nuo pat dugno, nes labai sunku įsilieti tą humoro pasaulį, nes jis yra toks šiek tiek uždaras dalykas, tu turi įrodyti savo vertę, įrodyti, ką tu gali, kaip tu gali. Ir palaipsniui, po laiptelį kilti viršų ir tikrai jūs pakilsit. Galbūt iš pradžių krisit žemai, paskui kilsit. Toks yra tas humoras. Svarbiausia tikrai nenuleisti nosies, nusimti rožinius sakinius, susikaupti ir jeigu jau pasiryžote tai daryti, tai darykite iki galo. Ir iš tikrųjų dabar bus paskutinis klausimas. Kaip ir Lietuvoje visiems labai aktualu yra pinigai. Ar galėčiau iš bajeriukų išgyventi? Jo, įmanoma išgyventi ir dažnai dabar komikai juokauja, pavyzdžiui, po Vaido Grincevičiaus sieną rašo, kada naujas video, Vaidas atrašo, kada tu man sumokėsi. Nes, pavyzdžiui, prieš kelis metus tai buvo nesuvokiama, kaip jisai tipo juokauja nuo scenos ir už tai gauna pinigus, kas per nesąmonė. Dabar tai yra visiškai normalus dalykas ir tai yra tikrai profesija, nes kaip ir kiekvienas menininkas, kiekvienas kūrėjas, atrodo, kad, ką čia ateit per scenos pajuokauti arba kažkokį projektą sukti, bet ilbelė kas gali. Ne, tikrai taip nėra ir tai yra labai sunkus darbas, nes tu turi psichologiškai labai sunkus darbas.
Nes būna, kad tu rašai, išsisėmė, o to jau reikia, būti parašęs tam tikrą dalyką. Ir tu per save jau lipi ir atrodo, kad nejuokinga, tu jau nori savo plaukus rautis. Tai yra darbas, tai yra sunkus darbas, reikalaujantis daug resursų, daug noro kažką įrodyti tam tikroje srityje. Ir mano manimu tai yra visiškai normalu, kad žmonės už savo juokelius, už savo įdėtą darbą gauna atlygį. Supratau, ir gal pabaigai kokį bajeriuką? Karoč, grįžt vyras iš komandiruotės, žiūrimi, nemoku anekdotų. Okay. Dėkui visiems, kurie klausėt, ačiū Jaroslavui, kad atvykai. Ačiū jūs, kad pakvietei. Ir susitiksime ties kitų epizodų. Iki.